medienos pats rūšiavimas pirminis, tai jis jau vyksta pjovimo metu. Rūšiuoja daugiau jau operatorius, kuris ištraukia medieną iš miško. Dar sekantis etapas yra, kad atvažiuoja miškovežio vairuotojas ir tada dar kartą rūšiuojama yra mediena, kad blogos produkcijos nenuvežtume į galutinį supirkimo punktą. Tai realiai rūšiavimas medienos vyksta ten keliais etapais, bet toks vaizdas tarsi vieni kitų nepasitikėtų. Tas vienas, kuris nupjauna medį, ten turbūt rūšiuoja, mėto ten į kairę pušis, į dešinę eglę. Paskui tas, kur surinkinėja, irgi taip jos turbūt mašinos kairėje pusėje, ten pušis, ten beržas. Kiekvienas proceso dalyvis jis ir atliektas funkcijas. Pirminė tai yra nupjaut medį ir jį teisingų ilgių supjauti. Ilgis dar nereiškia, tai yra rastas. Jeigu atpjautas yra 6 metrų ilgio eglės rastas, bananas. Tiesiog net žodžio prasme jis yra išlinkęs. Bet pjūklininkas pjovimo metu, kai nukrenta medis ant žemės, jis to linkimo gali nematyti. Pjūklininkas gali nematyti ir šakų pasislėpusių operatorius, traukdamas iš miško, jis jau krauna sortimentus, o miškovežio vairuotojas jau galima sakyti, jis yra tas galutinis jau išrūšiuotojas. Lentpjūvėje dar vienas vyksta rūšiavimas. Jau lentpjūvė pati išsirūšiuoja rastus pagal pjaunamos medienos kokybę, pagal visas įdas. A rūšis beržo tai visiškai baltas, idealus, be jokių įdų, be jokių šakų, realiai, kaip aš sakau, vadinu vamzdis. Lygus, gražus, tokių praktiškai nėra. Daugiau B klasė yra rastų, kur yra leidžiamas mažas, ten iki 5 cm diametro brandolys. C klasė, kur jau yra leistinos ir šakos, ir brandolys iki 30%, o D klasės, pavyzdžiui, rastose ten beržo niekas neribojama. Medis nuo iškirtimo praeina 4-5, kokybės kontrolės filtrą? Taip, visą laiką stengiamės nenuvežti brokuotos medienos, ar jeigu ir nuveža kažkas, ar vairuotojas, visą laiką stengiasi ieškoti kompromiso, nes ilgalaikis bendradarbiavimas su tiekėjais mums yra į naudą, o ne vienkartinis, kad šiandien dienai paėmiau, pakrovau vieną miškovežį, nuvežiau į Lentpjūvę ir daugiau aš gal sekančiais metais atvešiu kažkokią, tai bandysiu ten sukišti viską, kas tik tais buvo supjauta į tą ilgį, o mes, kadangi dirbam pastoviai, mums visą laiką yra reikalingi pastovus, patikimi ir geri pirkėjai. Ir mes jiem ir patys turim tiek geros kokybės medieną. O tai paprastas žmogus turintis mišką, ar gali būti pastovus klientas? Gali būti, kur turi daug miškų ir kurie į metus 2, 3, 4 kokius miškus gali išsikirsti ir jie parduoda. O dabar grįžtant į Lentpjūvę, kur dedama brokuota mediena? Brokuotos medienos nebūna, tiesiog yra neteisinga medienos rūšis. Visiškai netinkama mediena, tai ją tiesiog pati Lentpjūvė išrūšiavus priima kaip malkinė mediena. Ir tokią kainą priima, kad tu net nebenori jiem vežti jos.